Labas rytas, 10 laipsnių. Nuostabus oras gamtoje su šeima. Tik atvažiavo, iškart pamatė lobį obuolių. Nu va, čia supūsiu deda. Čia supūsiu, čia nesupūsiu. Aha. Ne, tiek apsipuvę. Reikia apsirinkti čia viską. Šiandien atvažiuoja lentos. Mums reikia teritoriją padaryti, pro kurią jie važiuos, kad pratilptų. Ir obuolių kaip tik prikrito tenai, kur važiuos traktorius. Jisai va čia atvažiuos. Čia visur pravažiuoja. Ir paskui va čia tarp to medžio ir to medžio turi važiuoti. Čia šaka vat yra. Čia daug obuolių prikritę. Tai čia reikia apsirinkti. Paskui ten per tinklinį aikštelę. Ir va tenai pro tas žemės, kurias nukasiau. Murma kažką tai mamulė čia romantiniai erdvėjai. Kur visas šakas žemiausias nupjauni, kai ten reikia pjauti šakas. Jos žino, kai su oboliais jas nusileidžia žemai. O dabar, kadangi obolių nukrito jau kokie 2/3, tai tikrai, tai viskas pradėjo pakilti viršų. O kiek lobio. Šiandieną taip pat atvažiavo vaikai su misija palaidoti žiurkėną, kuris mirė. Nežinau, žiurkėnas ar žiurkė, kaip jis ten vadinasi. Tai va, mirė prieš kelias dienas, o dabar va tie sodyboje kasa ir laidoja. Atrado kažkokią būsimą kapavietę. Jie nori kasti tenai, kur tėtis su traktoriu nedais. Ką veikėt, vaikai? Laidojam žiurkę. Ant kalvos, kaip vikinga. Vikingai ant kalvos buvo laidojami. Matai? Laidojam savo mirusį žiurkėną. Aha. Aha, čia ir kapą padarėte, ne? Jau palaidojat? Dar reikės iš medžio padaryti lentelę ir užrašyti ten gimimo datą, kurios nežinom. Aha. 2022. Kiek pas jūs laiko jis buvo? Metus. Metus laiko. Saldainį žiūrėk padovanos dar žiūrkė ant kapo. Ir paskui žiūrėsi, ar sučiulps, ne? Nes praeitą vasarą įpusė. Ne, praeitą. Ne šią, o praeitą. Kiek metų? O kokia priežastis skrodimo nedarėt? Kodėl mirė? Grūta valgo. Dėl senatvės, nes jie anksti mirs. Aha. 3 metus gyveno. A. Tai pas jūs vienus buvo ir prieš tai 2, ne? Ne, pas mus buvo mažiausiai 1,5 metų. Mhm. Tai gal 2 metai buvo. Tai normalu, reiškia, senukas numirė. Nenormalu, nes jis mirė. Normalu mirti, Simai. Simui tai irgi mirs. O kvailiai dar greičiau miršta, žinokit. Nes kvaila galva pasirūpina tom. Jo. Va, Pukė liūdė irgi savo draugą. Prie kapo sėdi. Na gerai. A dabar kas tylos minutė? Dabar tu turi išjungti kamerą. Ir kas bus? Dabar bus pietus tie, kur valgom. Tu gamins. Tie, kur valgo ką? Po žemę? Ne, kur valgo mišrainės. Nu jo. Tai va, šitą aikštelę šiandieną, jinai pradės tapti mūsų sandėlių visom lentom, kurios bus naudojamas kitiem metam. Mums kaimynas atveš iš tenai, čia padės kažkur, tai galbūt čia padės ne ant žemės, o ant takelio mūsų. Ir mes turėsime čia išsišluoti tą teritoriją ir gražiai suštabiliuoti. Taip kaip tenai va, ir užsidengti. Aišku. Todėl pirmas dalykas, reikia išsišluoti lapus. Visų pirma, va tą teritoriją. Čia va išsišluojate ir nuo čia pradėsim dėti. Šitas reikės patraukti. Manau. Gal ir ne, gal ir jo. Ir čia darysim sandėlį. Tai vat kaimynas turėjo išpjauti 10 kubų medienos. Ir aš kaip supratau, jisai išpjovė gal iki pusės visko. Tai jis nori jų atvežti tam, kad ant lauko nebūtų, kad būtų uždengta viskas tvarkingai.
kad ant viršaus neįsnigtų, neįlytų, galėtų džiūti. Tai tokia mūsų misija šiandieną. Surimtais. Palaidotų taip elgės. Ugnė savo nori šluoti. Mama kopėčių nenorėjo. Mamulė, kodėl tu renki nuo viršaus, kad nebūtų trenkti, o pati meti į dėžę? Nu, meti. Kad trenktųsi. A ką jūs veikia? O obuolių rinkti nereikia? Nebematot? Nu gerai, rinkit visus. Ja. Nein. Слышу клуба. Видите, парни? Ау, бою! Ar šlapias stogas? Turėtų būti nešlapias. Tai nuo lapų gali pasirinkti. Ne, ten nedaug tų lapų. Bet tai išdžiūvė. Gerai. Tai vadovas tiesiog šluot? Sušluok jau, iššluok laukan nuo žemės. Projektas pasaulyje. Jeigu mes įmušime vartus, gausim 5 kebabus. Projektas? Manau. Neįmušė. Antras bandymas. Bellingham. Tiesiog man kojas. Ir... Įmušė į vartus. Gausime 5 kebabus. Tada gauti. Dabar mano eilė. Ar aš gi įmušiu? Wow. Neįmušiau. Antras bandymas. Įmušiu. Na, neįsipaim.
laikrodis, ką jis. O, kiek valandų? Vieną minutę. Oi, tėtis šimė. Va, mes turime tiek medienos iš kaimyno ir čia jisai sakė yra pusė to, ką aš užsakiau. O aš užsakiau 10 kubų, taigi čia yra 5. Ten jau pradėjome dėti truputį. Tai vyrukai šiferį neša uždengimui. Ir tai buvo skraidantis voras. Aha, skraidantis voras. Greta, vat, šlavininkė, kaip jinai sakė, ne, yra. Šlavininkė sakė, Greta, šlavininkė. Tai va, tai kas nuo stogo šluoja. Šliekvamzdį. O čia mediena į pabaigą jau. Tiek beliko. Va, kiek susidėjom. Ką tu čia dirbi? Ką jūs darot, jūs be nugaros liksit? Ką jį čia daro? Nu tai imat po 3 iš palengvo nunešit. Jūs čia mastot ilgiau negu kad galėtumėt po 3 nunešti. Mes bent bandom linksmai. Nelinksmai čia yra, čia traumuotai, Tomai. Tau. O čia ką mes padarėm. Sudėjom ant viršaus visus, kad uždengtų nuo lietaus. Tai jau. Kad vėdintus viskas professional. Kietai. Šiaip mes būtume ir rytoj varę į sodybą, bet nevarysim dėl to, nes planas buvo per šiandien rytoj visus šitos sudėti, ne? Bet kada mes šiandien sudėjom, tai rytoj nebus oi. Kaip aš apie mokyklą pradėjau šnekėti žodį. Tai rytoj nevarysim sodybą. Tvarkomės, šlangas įniojam. Kai kur tėtis, reikia jį pafilmuoti. Jam reikia dėmesio. Vis nori, kad mes jį filmuotume. Ai, žinot, ką aš šiandien padariau? Šiaip nelabai įdomu, bet dirbau labai blogą darbą. Real tai my biggest fear. Ha, ha, ha. Žodžiu, žinot, ką aš dirbau? Nežinot. Niekada nežinosit. Kaip čia dabar? Va. Švarios lubos. If you know, you know. Nu. Žodžiu, pagal viskas turėtų būti švaris. Žodžiu, čia buvo. Yra biški dar voratinklių, bet tipo buvo džiauri baisiai ir va šitoje vietoj ir toje vietoj buvo tokie voratinkliai, kad tai grožiai po 100 varų. Tai aš nevas nepadėsiu. Džiauri gražiai sodyba atrodo. Ir babaužiai joje. Pagalbos, ką? Ir babaužiai sodyboje labai gražiai atrodo. Babaužiai. Jo, daug babaužių yra. Aš irgi. Babaužius. Palauk. Futbolo lošia Ronaldo, ateities Ronaldo. Einam pažiūrėti tėčiaus obelį, kurią spėjau suvalgyti beveik visą. Žodžiu, aš jau ir drebinu kamerą. Liko 3 obuoliai. Here 1, 2 and 3. Wait, where's... Ai, tenai. Ir ant žemės. Nothing interesting, but this thing is really weird. No reaction. Šis keistai atrodantis padaras buvo kilęs iš beždžionių rūšies. Va, dirba. Aš iš tikrųjų šitą darbą padariau praeitą pirmadienį, jeigu neklystu. Ir aš dabar iš naujo jį darau. O kodėl jį iš naujo darau, nes buvau užmiršęs, kad reikės lietvamzdį išplauti su kercheriu ir reikės šlangos vėl. Va, antras tik tą patį darbą darau. Perdirbi. Persidirbu dabar. Taip. Bet nieko. Darbas yra sveikata, o gera nuotaika yra sveikatos padvigubinimas. Todėl reikia dirbti darbą,
sportuoti ir plus dar nuotaiką gerai įsijungti, kad viskas dar būtų geriau. Ką būtų kaip Višniauskas. Višniauskas. Aš ne Višniauskas, aš esu geriau nei Višniauskas. Ei, čia neišeitinėk. Aš mačiau, kai šitą Šakylas Onylas, krepšininkas, jį gatvėje pasigavo mažas vaikas ir klausė, sako, ar tu Michaelas Jordanas? Ir Šakylas Onylas sako, ne, aš geriau nei Michaelas Jordanas. Ja. O ar geriau, tai, čia klausimas. Kaip juos sulyginsi ir kaip pamatuosi. Tai taip pat ir mane su Višniausku, kaip palyginsi. Aš galbūt tenai svorių nekelnoju ir salto nedarau, bet kitus dalykus darau. Todėl aš geresnis kažkur tai. Todėl Višniauskas geresnis. Ne, jis geresnis kažkur tai, o aš geresnis kitur tai. Tai va. Žodžiu, kažkokie nesuprantami tavo žodiniai. Kažkur tai iš kitur. Kas tu esi, turkas ar japonas? Kinietis. Prisipažino čia. Ne, aš nesu kinietis. You sure about that? Aš žinau tavo naują tikslą, ant ko tu dabar taupysi. Aš tik žinau, apie ką tu galvoji. Ja, iki kovo mėnesį tau reikia nupirkti teptuką. Iki kovo? Taip. O kada kovas yra? Kovas yra už 4 mėnesių. Ai, dar yra laiko. Ja, Bet viską pradėsiu paskutinę sekundę. Ne, ant naujo teptuko staupysi, nes reikės dažyti ir jį tada plausiu atsakingai. Man atrodo, jis brangus yra kokie, nežinau, gal 7 eurų. Tu juokauji. Ja, brangus. Tu špimai man grąžinsi skolą. Yra turi nužadžiu. Mačiau kažkaip. Štai kokia šiandieną diena. Labai darbšti su vaikais. Nu ir pabaigai dar, kadangi nesutemo, parodysiu, kaip lietvamzdis atrodo išplautas. Va. Jau kažko tai gal ir krito, vienas kitas lapelis. Bet gal nebus problemų. Turėtų lyt nemažai, tai nuplaus. Stogo neplojom, jis irgi toks tai apsinešęs. Man atrodo, nuplausim, kai bus proga. Nes kitais metais daug ant stogo praleisim laiko, reikės statyti kito pastato stogą. Gerai, šiai dienai turbūt viskas. Iki susitikimo. Ate.